Žodžiu, sveiki visi, hebra, jau esame Klaipėdoj ir su manim šiandien vėlgi Danielis. Ir žodžiu, dabar atvažiavom, jau sutikau su Egiu, pagalbėjom. Dabar varome čia link Akro arba kur nežinau pasivaikščioti, nes dar turime labai daug laiko ir dar noriu labai aš valgyti. Nes šiandien aš nevalgęs dar. Ir jo, tai žodžiu, judame į hebra ir susitiksime. Nuėjom iki Akro. Jep, man iš buvo labai įdomu, kaipgi atrodo Klaipėdos Akras, tai to ir pamatysim. Let's go! Žodžiu, hebra, tai ką pavargėm pizzą, jo, tinkčiai. Kiek pafimuoju tiesiog. Tai, žodžiu, viskas, einame mes jau iš Akro, eisime jau link Meridiano atgal, nes, na, iš tiesų mes tiesiog pavargėm ir daugiau čia nėra ką veikti. Klaipėdos Akras iš tiesų yra įdomesnis negu Kauno, bet vis tiek Vilniaus yra geriausias ir ten daugiausiai veiklos yra. Tai, žodžiu, viskas, varom iki Meridiano ir prie Meridiano jau susitiksim. Na, žodžiu, blėt, laukia žiauriai lyja ir nežino, ką daryti. Nes mums eiti kažkur pusanduką nuo Akro iki Meridiano. Na ir pajus realiai per lietų nieks nebus laukia, tai velniai žino, ką dabar fucking mums daryti. Taigi, žodžiu, viskas lietus jau kaip ir pasibaigė, mes nusipirkę buvom tokius vienkartinius lietpalčius, bet lietus pasibaigė, tai taip, šiek tiek panaudojom, tai gerai. Žodžiu, jau nebetoli esam šito. Kur mes einam, pala, pamiršau? Mes prie Meridiano, va. Tai, žodžiu, netoli mes jau Meridiano esam, dabar 3 valanda, jau po 3 biški. Tai, žodžiu, tikiuosi, kad visi jau ten viskas bus, okei, žodžiu, ateisim ir jo, susitinkam prie Meridiano. Ta prasme, jūs pažiūrėkit, ką šia. Ten kas pas mus? Ten pas mus stovi. Iš kur tiek žmonių? What the fuck? Oh my gosh. Oh my fucking god. Ką? Labas. Jo, aišku. Ačiū. Tai va, žodžiu, hebra. Atėm, oh my god, iš kur čia tiek žmonių? What the hell? Oh my gosh. Oh my god, tiesiog. Jo. Jo, aišku. Ačiū. Okay. Oh my god, hebra, gerai. Reikia dabar surasti visų pirma Vikę ir visus kitus, nes, kur esi? Kaip tu manai? Va. Kažkas fotinė, kažkas filmuoja, kažkas, gerai. Okay. Gerai. Karočią, Mainakso kamera huienai sunki, bet man jį patinka. Kadangi nepasiėmiau savo kameros, filmuoju iš visų vlogerių kamerų. Pusę dalies pas Fruktą, pusę dalies pas Mainakso. Subscribinkit jų kanalą, nors nejuokauju. Pradėsiu pradžią. Ką čia daros? Paėmė kamerą. Ką jis ten daro? Norisi papapulti vlogą. Žodžiu, Klaipėda, fanmytas, viskas vyksta čiki, lietaus nebėra, biški pavargęs, degalų dar yra, va panikęs prie... Labas, numeruokit godalis, aš esu Lobasė. Labas. Labas. Pala. Hello. Kaip sekas? Gerai. Mineksas čia. Mineksas. Skaitė užblokina per Instagramą. Labas. Pasigynai. I'm out. I'm fucking out. Tai pražodžiu, viskas pasibaigė fanmytas, buvo labai fun.
Tikrai labai buvo džiaugu daugelis iš jūsų sutikti, buvo labai cute, labai fan, jo, dar sakau. Ir žodžiu, dabar dar turim mes daug laiko iki 7 valandos, kodėl iki 7, nes 7 mums autas atgal. Tai nežinau, kokie dabar būtų mūsų planai. Nežinau net kur varyti. Bet matau tenais man kažką. O shit. Ir žodžiu, varysime ten. Jūros šventę atras kitokią. O ką kitokią, ką kitą atras, tai aš nepagaunu. Žodžiu, nežinau. Bendras dar tik bus ta jūros šventė, arba jau buvo. Nu, vėliai žino, žodžiu, einam žiūrėti. Ai, ne, žodžiu, čia jau buvo. Jo, ir viskas šinkinėja. Žodžiu, chebra, aš neturiu visiškai jokio supratimo, kur mes čia atėjom, bet jo, lūdėjom toliau po Klaipėdą ir atėjom kažkur čia. Muzika groja faina, na jo. Žodžiu, chebra, what the fuck, kas per didelis laivas. What the fuck. Žodžiu, vaikštam toliau, va čia labai daug visokių laivų. Labai faina, labai gražu iš tiesų ir jo. Kaip tu įdės, tau patinka? Patinka, super. Super. Ok, tai žodžiu, dar turim daug laiko ir jo. Ar toliau žiūrėt laivus. Čia žiauriai, šiaip realiai didelį. Nes chebra, jūs tik įsivaizduojat, buvot, prasideda čia, pasibaigė kur ten toliau, žodžiu, kažkur. Net dar nepabaigė, nu žodžiu, ten. Įsivaizduot, chebra, šitam laivui jau pizda kiek dahuja metų. Aš prieš nelabai tikiu, kad 795 metų šitas laivas. Bet didelis toks ir senas gal. Žodžiu, įdomiai. O dar Melodiežų, Gdainė. Jo, lenkiškas laivas. Jie buvo. Irgi vienas iš labai senų laivų ir labai didelį. Ne, šitas mažesnis. Iš tiesų jis žymiai mažesnis, palyginus su tais dviejais priekį. Čia tiltas? Afigėt, galvoju, tokių tiltų jau Lietuvoje nebėra, bet pasirodo yra. Labai įdomiai, nes tokį tiltą esu matęs vieną kartą gyvenime, tik ir jis buvo. Kur buvo Lenkija, jo. Pasirodo, Lietuva turi tokį tiltą, tai jo, nice. Ok, tuo tarpu mes pavažiuojam, pažiūrėjom tos laivus ir, nežinau, dabar judame, pažiūrėsime, paieškosime gal ko Vero ko nors pasėdėsime, nes turim dar laiko, bet jau ne per daug iki mūsų, autobuso, jo, išvažiavome. So yeah, hebra, see you. What up, žodžiu, pabuvom Vero kafe ir gėrėm kavos, pasidėjom, pasilsėjom ir dabar jau judame link stoties. Jo, judame link stoties, susirasime autą ir dar ten biškį pačilinzėme ir važiuosime namučio. So yeah. Nežinau, čia buvo įdomus toks vlogas ar neįdomus, nu žodžiu, dar apie viską pakalbėsime vėliau, o dabar pasiekmes, kai labai susinervinę arba būna labai high. Nežinau, kaip teisingai pasakyti. Nu, žodžiu, buteliui pizdukas parėjo, sudengčiau. Jo, good job, boy. Žodžiu, hebra, viskas. Grįžame mes jau namo. Viską, ką galiu pasakyti, tai buvo labai fun. Dėkui, hebra, jums, kas atėjot, kas nusifotkinot. Su ko pakalbėjom, buvo rimtai labai fun. Taipogi, Klaipėda labai gražus, fainas miestas, būtinai dar sugrįšiu tenais. Ir ne vieną kartą.
Tad jo, o viską, ką aš galiu pasakyti apie savijautą dabar, tai labai skauda gerklė, temperatūra čia vėl bus labai pakilus. Nes, ko nesakiau, tai man vakar pakilo temperatūra, man vakar vakare buvo 38,3. Ir aš šiandien su temperatūra variau į mitą, tai jo, hebra. Dabar šių man bus dar ilgiau, bet nesvarbu, svarbiausia, kad sutikom su jumis. Buvo labai fun ir jo. Tai viskas. Aš lėkiu toliau gydytis, miegoti ir editinti šitą video ryte. O su jumis buvo aš Maniaksas. Nepamirškit likint, komentuot, subscribint. Ir iki greito, hebra. Iki. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town.